Sveiki mano mėly žiūrovai, įsivaizduokite, kad praėjo visos didžiosios metų šventės. Nes taip ir yra, jūs per tą šventinį laikotarpį skaniai valgėte ir mažiau sportavote ir priaugote svorio. Ir dabar šito video metu aš pasidalinsiu savo patirtimi, kaip grįžti į formą. Tie metodai, kurie yra naudojami pasirengimui varžyboms, jau negalima taikyti ir laikytis ilgą laiką, nes tai yra tiesiog per griežta schema. Tai aš jums papasakosiu tai, tą schemą, kurios galima laikytis ilgą laiką, tai yra kaip aš pasirengiu atostogoms ir kaip aš per atostogas tą gražesnę formą išlaikau, ką jūs galėsite pritaikyti grįždami į geresnę formą, va dabar jau šventėms pasibaigus, artėjant pavasariui ir artėjant vasarai. Pati pirmoji taisyklė būtų savęs nebausti. Nebausti tai reiškia, kad jeigu aš per kūčias ir kalėdas labai smarkiai valgiau, tai tada tebūnie 26, 27, 28 ar ten taip toliau, kažkuriais dienas arba po naujųjų metų labai smarkiai save baudžiu ir badauju arba po valandą darau kardio ryte ir valandą vakare. Gali būti įvairūs tokie metodai, bet jie visi yra neprasmingi dėl to, kad kai yra einama link kažkokių kraštutinumų, iš vieno kraštutinumo į kitą kraštutinumą, greičiausia po to bus grįžtama vėlgi prie pirmojo. Tai yra pirmasis būna blogasis, kuris sukelia ir tą svorio augimą ir po to nepasitenkinimą savimi. Ir po to, kai bandoma šitą klaidą ištaisyti antrų kraštutinumu, tai yra labai smarkiai save smerkiant ir tada spaudžiant, labai smarkiai treniruojantis ir labai smarkiai apribojant mitybą, tada vėlgi organizmas tokio režimo negali ilgą laiką išlaikyti ir vėl tada grįžtama į pirmąjį tą elgesio modelį. Angliavandeniai yra pagrindinis organizmo energijos šaltinis ir jeigu organizmas iš maisto gauna pakankamai angliavandenių, jam nėra jokio reikalo tą energiją imti iš sukauptų kūno riebalų, tai yra iš pagurklio, pilvo, šlaunų, sėdmenų. Daržovių iš esmės sportinėje mityboje mes net nelaikome angliavandeniais, nes ant popieriaus daržovės turi angliavandenių, bet didžioji tų angliavandenių dalis yra ląsteliena. Ląsteliena yra ta angliavandenių forma, kurios organizmas pasisavinti negali ir jinai faktiškai energijos neteikia ir kai energijos neteikia, jinai negali lemti nei riebalų kaupimosi ir negali trukdyti riebalų deginimui. Vaisiai turi tų angliavandenių, kurie yra ten ir fruktozė, ir gliukozė, tai yra cukrus. Dalis jų gali būti naudojami kaip energija, bet kaip minėjau, mes neiname į kraštutinumus ir tada tegu vaisiai lieka. Ir aš tokiu atveju vaisius palieku, nes ypatingai dabar, kai esu Afrikoje, man atvažiuoti ir čia būti ir nevalgyti arbūzo, nevalgyti banano, vien tik tai tam, kad tas pilvo presas būtų šiek tiek ryškiau matomas, sutikite, tai būtų kvaila. Klausimas dėl sriubų. Sriuba, jeigu tai yra daržovių sriuba ir jūs valgote be duonos ir be grietinės, jūs galite pridėti prie bet kurio valgymo, nors ir prie kiekvieno dienos valgymo. Tačiau klaida būtų vietoje to solidaus valgymo, kurį, kaip minėjau, įvardinau solidų, tai yra mėsa arba žuvis su daržovėmis, valgyti sriubą. Sriuba gali būti pridėta šalia, prieš valgyti arba po, arba aš ir kartu valgau, tai nėra visiškai svarbu. Bet sriuba neturi būti vietoje solidaus valgymo, nes jeigu valgote sriubą vietoje solidaus valgymo, yra didelis šansas, kad netrukus labai smarkiai išalksite ir gausis tas toks neplanuotas užkandžiavimas ir tas neplanuotas užkandžiavimas būna dažniausiai užkandžiaujant netinkamais produktais. Treniruotė su svoriais. Vėlgi jokio ekstremalumo, lygiai taip pat nuostaikiai kaip ir iki kalėdų treniravotės. 3 arba 4 treniruotės per savaitę, 5 treniruotės tinka tiems, kurie turi idealias gyvenimo ir atsistatymo ir miego ir valgymo sąlygas, tokių žmonių yra vienetai. Daugeliu treniruotės kas antrą dieną, tai yra 3 kartus per savaitę būtų optimalu. Dirbant sėdimą darbą gali būti 4 treniruotės, dirbant fizinį darbą nedaugiau negu 3 treniruotės, antraip organizmui nėra kada atsistatinėti. Kai jūs dabar po švenčių norite šiek tiek numesti svorio, nereikia mažinti keliamų svorių ir daryti didesnio pakartojimų skaičiaus, nes kai kelite mažesnius svorius, darydami daugiau pakartojimų, tada organizmas gauna signalą, kad jam daugiau nereikia tokių didelių raumenų. Didelių raumenų nereikia, nes jam nereikia kelti didesnio svorio ir jisai pradeda raumenys aukoti. Bet kai pradeda raumenys aukoti, tada pradeda lėtėti medžiagų apykaita ir galiausia, kai jūs būsite numetę kažkiek svorio, sudeginę riebalų ir turėdami mažesnius raumenys, jūs nebūsite tokie standus. Oda netaip smarkiai, netaip gražiai apsitempinės. Jeigu dirbate fizinį darbą, salėje iš vis jums kardio nereikia daryti, nes daryti kardio dirbant fizinį darbą yra tas pats, kas tepti sviestą ant abiejų duonos riekės pusių. Idealiu atveju aš rekomenduočiau porą kartų per savaitę, kai yra geresnis oras, arba ten neslidu, arba nesninga, arba nelyja, išeiti pasivaikščioti ir vaikščioti, net negalvojant apie sportinį rezultatą, bet vaikščioti galvojant apie malonumą.
Kodėl apie malonumą ir kodėl nedaryti ir sporto iš kardio? Dėl to, kad jeigu jūs būdami nesportininkais, o būdami kažkokių kitų sričių profesionalais, dar bandote pradėti gyventi ir profesionalaus sportininko gyvenimą, tai centriniai nervų sistemai gaunasi toksai perkrovimas didelis ir jinai pradeda šiek tiek ilgesnėje perspektyvoje to sporto ir to sportinio režimo nekęsti.